Spėkite, pas ką vėl keičiasi planai. Ogi pas mumis. Kur tu žiūri? Pagaliau radom dinozaurą, kuris juda. Ir važiuosime jau į Drakulos pilį, į Drakulos chatą. Tai tas iš karto sugadino nuotaiką, nemeluosiu, iš karto buvo toks, nu blemba, nu kodėl? Pamačiau, kad mano patys paskutiniai kadrai filmuoti slow motion. Gavosi meniški kadrai. Tikrai tas pats kelias yra įspūdingas. Galvojam viskas, mes mirsim. Mes esame iš tų turistų, kuriems pasisekė. Ten buvo 4 meška, o... Norėjau čia atvažiuoti, vien šitą pastatą pamatyti. Kur tu žiūri? Pasižiūrėjau aš tiesą. Okay. Žodžiu, dabar kita diena mes norim, čia tik nesimato, ten yra toksai bokštelis, iš kurio labai gražiai matysis visas miestas. Ir kalnas, ten Brašov, ten užrašas, tas pas ir panašiai. Ir mes dabar eisim ten, bet pro tokį gražų takelį. Tai dabar einu. Va, eisim į šitą bokštelį, kuris yra ten viršui. Ir jisai vadinasi Black Tower. Tai žiauriai įdomu, nes ta bažnyčia, kuri vakar buvo, irgi vadinasi Black Church. Gali čia mane nufotkinti? Užlipam į tą bokštelį. Ir va čia ta juoda bažnyčia, kur buvom vakar. Ten tolumoje matosi Brašov. Šiaip žiauriai easy užlipti, labai gražus takelis. Atrodo aukštai, bet visiškai nepavargom. Tai vat. Nusileidome nuo kalno, nuvarėm dar kartą į Starbucksą, pasiėmiau karamelinę makijato, žiauriai skaniai iš tikrųjų. Ir dabar eisim į KFC, greitai pavalgysim kažką ir važiuosime jau į Drakulos pilį, į Drakulos chatą, į Transilvaniją. Užmačiau aksesuarų tokių ir Arnas man nupirko va tokį tais grandinėlę su fotoaparatu. Aš studijuoju video kūrybą ir medijas, tai biški labai į temą šitas man. Tai labai jau. Ir važiuokit kokie auskariukai. Ananasai. Spėkite, pas ką vėl keičiasi planai. Ogi pas mumis. Aš radau, kad mes pro kur važiuosim per miestelį Rasnov. Ir ten yra kažkokia citadelė Rasnov, kuri yra pakankamai populiari. Ir kažkoks dino parkelis. Tai tiesiog jie mums yra pakeliui. Tai mes turim to ekstra truputį laiko, o to galim šiek tiek išnaudoti. Taigi atvykę į Rasną mus pasitinka labai gražus ir tvarkingas kelias link to paties Dino parko. Randame traktorių su vagonais, kuris mus nugabena iki parko. O vėliau jis pristatys mus į patį kalno viršų, kuriame ir randasi pati citadelė. Įėję į Dino parką mus jau pasitinka įvairiausi skeletai, dinozaurai, iškasenos. Tačiau kas labiausiai pridavė tą atmosferą dinozaurų laikų, tai garsas. Paklausykit. Buvo visokiojopai užpildyta atmosfera ne tik garsais, dinozaurais, bet taip pat net ir veikiančių ugnikalnių, kuris kas nuo karto išsiverždavo ir tie dūmai labai gražiai užpildydavo visą mišką. Man gal ko pritrūko, tai kad galėjo padaryti daugiau judančių dinozaurų, tačiau buvo ir tokių.
pagaliau radom dinozaurą, kuris juda. Bet turint omeny, kad čia labiau vaikams skirta, tai tikrai labai rekomenduoju aplankyti, nes jeigu mums tai patiko, aš įsivaizduoju, kaip vaikams turėjo patikti. Ko visai aš ten nesitikėjau pamatyti, tai kad transliuoja ledynmetį. Jeigu netyčia pavargai vaikščioti, tai tikrai gali prisėsti, pailsėti ir pasimėgauti filmu. Ten apskritai yra labai daug pramogų vaikams, tiek ir suaugusiems. Pavyzdžiui, mes pasirinkome pašaudyti su lanku, niekada nesu to darius, tačiau nuo čia prasideda techniniai dalykai. Aš Arnui daviau pafilmuoti, kaip aš bandau šaudyti su lanku ir jis netyčia įjungė slow motiono efektą, kuris lydėjo mus iki pat Drakulos pilies. Na, o dabar įspūdžiai apie pačią Brano pilį. Tai apie išorę net nėra ką kalbėti. Visiems turbūt gerai žinoma pilis, atrodo įspūdingai. Esu be galo laiminga, kad galėjau pamatyti ją gyvai. Tačiau pats vidus... Man labai patinka, kai tokios vietos yra paliktos kiek įmanoma tikroviškiau, kaip buvo tais laikais. O dabar matosi, kad šita pilis yra paruošta tiesiog turistams, kad būtų tas vampyro vaibas. Pirmiausia, kas mus pasitiko, tai labai ilga eilė. Mes joje stovėjom 40 minučių. Kas nuliūdino, kad negalėjome vaikščioti tiesiog po pilį laisvai, o ta eilė lydėjo mus per visą pilį. Tu negalėjai nei kairę, nei dešinę, tai jeigu nori, tu tiesiog turi stovėti eilėj ir laukti, kada ateis tavo eilė įeiti į tą kambarį. Aš labai norėjau pasifotkinti pilyje, bet tiesiog buvo per daug žmonių, visur buvo grūstis, tiesiog buvo galima pasvajoti apie nuotraukas. Tai tas iš karto sugadino nuotaiką, nemeluosiu, iš karto buvo toks, nu blemba, nu kodėl? Labiausiai liūdino tai, kad tu pagaliau įstovi tą eilę, kad pakliūtum į kažkokį kambarį ir tada tam kambarį yra ekranas, kur eina filmukas, kitoj pusėje vampyro koks kosmas, aišku, atrodo fainai, bet tik tais tiek ir atrodo, kodėl aš šitiek laiko stovėjau. Aišku, buvo labai fainų momentų, kai įvedė mus į tokį tuneliuką, kuris veda į pilies viršų, tai šitas labai patiko. Taip pat labai sužavėjo pilies vidinis kiemelis, sakau, išorė įspūdinga. Kadangi vyko pastovi grūstis, tu nuolat turėjai judėti, nes kitaip stabdai visą eismą, tai nebuvo labai didelės galimybės paskaityti apie tą patį Vladą Drakulą, ar apie jo giminę, arba kaip jisai mirė ir panašiai, nes tiesiog stabdai visą eismą. Po Brano pilies nuėjome į restoraną pavalgyti ir grįžome atgal į viešbutuką, kuriame buvo biliardo stalas ir mes likusį laiką išnaudojome prie jo. Labas rytas, jau vėl kita diena. Dabar aš truputį tyliau su jumis kalbu, nes dabar yra 7:42 ir dar vis yra tylos metas čia. Nelabai norisi prižadinti kažko, ko nereikia. Pamačiau, kad mano patys paskutiniai kadrai, kur mes esame prie citadelės, yra nufilmuoti slow motionu. Gavosi meniški kadrai, tiesiog. Kaip Arnas ten toksai pūš. O dabar, kur mes važiuojam, tai viena iš laukiamiausių vietų, tik tais aš niekaip neištariu to pavadinimo. Viena gražiausių kelių pasaulyje, nes jisai yra visiškai tarp kalnų.
labai vingiuotas. Tai vat, tai jisai vadinasi Transfagarasan. 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 O, Transfagarasan. Ok. Apie jį aš, nes irgi yra labai įdomi istorija, kaip jis ten atsirado, kaip ten sekėsi įstatyti, kas jį ten sugalvojo pastatyti tarp tų kalnų, belekiek, tipo, pastato taip. Bet kadangi mes turėsim žiauriai ilgą kelionę, tai va joje ir papasakosim, nes dabar mes turim ir skubėti, norint aplenkti visus kamščius, vingius, visokius vingelius. Ai, ir tiesa, dabar dar greitai parodysiu namų turą, nes sakiau, kad parodysiu, nes labai gražu. Matome iš karto vaizdelį. Ten įėjus į balkoną, iš karto pasimato kalną. Jas dėl žiūrėkį. Tiesiog geri vat rytinė kavytė ir va toks vaizdas. Tada jūs čia pažiūrėkite. Wow. Nu čia tas pats vaizdas, tik tais per medžius. Ir aš va ten va sėdėjau. Nu namas tiesiog atrodo wow. O dabar, kaip ir sakiau, važiuojam į Transfagarasan. Šitas žmogus atėjo mums padėti dėl užsipilti degalų, nes čia mes iš tikrųjų šitą mašiną žiauriai mažai ryja. Nu ir Arnas tapalė tam kažkaip vairuoja taupiai. Tai mes kol kas per visą kelionę ne karto degalų nepylėm. O apie tą kelią aš dabar pasigūglinau, ką jums papasako tokio, nes aš tiesiog kelis faktus žinau apie jį, bet norisi kažką daugiau, nes nu, tikrai tas pats kelias yra įspūdingas. Ardas duris paliko atidarytas ir važiavo mašina baisiai arti, vos durų neišlauž. Uždariau darytas. Šitas kelias yra pavojingiausias kelias Rumunijoje. Nėra taip, kad aš šiaip bijau važinėti čia su mašina ir visą kitą. Antras aukščiausias ir vienas pavojingiausių asfaltuotų kelių Rumunijoje. Kerta aukščiausią Rumunijos kalnų masyvą Fegerašo kalnus. Šitą nežinojau. Aukščiausiai kerta. Tas mūsų kelias kerta aukščiausią Rumunijos kalnų masyvą Fegerašo kalnus. Pavojingiausias asfaltuotas kelias Rumunijoje. 4 metus tas kelias buvo statomas ir jį sugalvojo pastatyti toksai diktatorius vardu Nikolae Ceausescu. Tas diktatorius norėjo, kad sovietų įsiveržimo į Rumuniją atveju vietiniai kariai galėtų greitai perkirsti kalnus, kadangi kelią statė daugiausiai karinėmis priemonėmis ir apie 40 karių žuvo statybo metu. Įsivaizduoji? Šito kelio ilgis yra 151 kilometras. Vidutinis greitis yra 40 km per valandą. Nu, tai va, tai apie šitą kelią. Ir dabar papildysiu, ko čia nerašo, kam pasiseka. Tam kely galima pamatyti meškų, nes ne vienas turistas, kiek videkų žiūrėjau, matė meškų ir avių bandą, kai ten gano, bet mes jau avių bandą matėm, tai dabar jeigu nepamatysiu, nu nebus labai kažkas ten labai, bet meškų tai labai noriu pamatyti. Tai va, tai aš labai tikiuosi, kad mes pamatysim, oi, kutinėliu, koks įstaigus posūkis. Ok. Gražuolis. Atata. Apie tą namą aš sakiau pakalbėsiu, kur mes dabar gyvenom, kodėl jis toksai creepy buvo dar. Šitas namas vienintelis mums neparašė nei dieną prieš ar tą pačią dieną, kad o, mes jūsų laukiam, ten taip privažiuot, nu žodžiu, nieko mes iš jo negavom. Mapsuose iškart nemeta to adreso, vos Arnas surado, kur ten iki jo davažiuoti. Tai jau buvo toks, skemas, neskemas, bandom jam skambinti. Jis nepasiekiamas. Gerai, ok. Ačiū Dievui, tam bookingė buvo žiauriai daug nuotraukų to namo ir kiemo pačio. Ir aš atpažinau kiemo tokį takelį. Nu čia tikrai, jeigu ir bus, tai bus čia, nes aš prisimenu ten tą takiuką, reikia pabandyti eiti juo. Nu ir mes ten tiesiog nuėjom to keliu, ėjom per tą labirintą. Einam, neaišku, kur einam, nes nieks mumis neprisiskambino. Nu tikrai gal atrodė
nu, kad arba mirsim, arba tiesiog labai įdomus žmogus bus. Pamatėme jau tą namą ir iš kampo iškart išlentas nuomininkas. Mes, hi. Ir jisai, it's here. Tada jau drąsiau mes iki jo priėjom viską. Jisai pasakė, you guys from Lithuania? Yeah. Ir tada labiausiai creepy dalis buvo, kai jam suskambo telefonas ir garsas buvo toks. Galvojom viskas, mes mirsim. Kur tipo, kas čia dabar darosi? Atvarėm pas tikrą Drakulą, va tai vat ir atrodė. Ką tik sustojom vietiniai kažkokioj labai mažytį parduotuvėliai. Tai nusipirkom tokį, bus labai įdomu paragauti. Tada kažkokių tokių vat šokoladų gabalėlių, galbūt čia bus su razinom viduj. Ir tada nestė atsigerti. Gaila jums per kamerą nesimato, ant kiek dideli kalnai. Ir pagal idėją mes tarp šitų kalnų visą laiką ir važiuosim. Tai jau mes esame labai arti. Nori gal pasidalint? Tik pravažiavo Supra. Kaip jisai rėkt pradėjo, aš kaip išsigandau, aš savo čilinu telefonę žiūriu, kur važiuotas Supra! Atvažiavom į vieną viečiukę, kur priešais kelią yra tokia, škandinėlė. Matosi, kad čia tiesiog šeimininkai, ir gyvena, ir sakyta. Arnas susisakė fletvaitą, man atrodo, o aš limonadą. Ir iš pažiūrėkit, kaip gavau grinai, kaip namuose. Į paprastą tiesiog tokį padelį. Aš gavau limonadą ir jisai grinai skonis kaip naminis limonadas. Aš pasakiau, kad very delicious. Jis sakė, I put 1 lemon in this glass. Atsisakėm 2 tas pačias porcijas breakfast. Tokia kiaušinienė, žodžiu. Jūs pasižiūrėkit. Ir čia viskas organiška, sakė. Wow, ir kvepia labai skaniai ir dar duona. Wow, aš nekantrauju paragauti. Čia yra skaniausias maistas, kurį mes valgėm šiandien. Ne šiandien apskritai Rumunijai. Čia yra vienareikšmiškai skaniausias maistas. Kiek čia yra gražu. Aš manau, kad čia bus gražu, bet kad čia bus ant tiek gražu? Ne, nežinau. Bet tie balti taškiukai yra avių banda irgi. Pasiklydusius. Jėzus. Ponios ir ponai, šitam kely mes pagaliau atvykom į Balėją ežerą. Prie Balėją ežerą. Mes esame iš tų turistų, kuriems pasisekė. Žinot kodėl? Nes vieniems čia labai dažnai būna per visą rūkas debesis ir nesimato nei kalnų, nei pilnai kontūrų Balėją ežero, nieko. Pažiūrėkit, kaip viskas puikiai matosi. Tikrai, wow.
vat mes spėjom juos aplenkti. Kaip gražiai atsimuša. Ir va čia tai debesis. Visi tie, kurie čia vat ateina, kurie ateina nufilmuot, labai greitai visą šitą užbanins. Ne užbanins, o užgrobs. Prieš minutę nebuvo šitų debesų. Eik, tiesiog jau susisiekė. Jie tiesiog grobia vaizdą. Patinka man? Jo, tik aš dabar bijau atsistotis. Nu, jei kas filmuoja kaip krizė, tai atrodys juokingai. Kontentas. Grįžom jau į mašiną ir kaip kol ėjom atgal, čia yra tokia kažkokia duonytė, susukta, ją reikės tai vat juostelę plėšti ir tai vat valgyt. Čia paėmiau su karamelizuota, karamelinė kažkokia tais. Tai vat paragausim, tik dabar ir žiauri karšta, nes ką tik iškepta, nes ten vietoj kepa. Aš labai tiesiog laiminga esu, kad tai pasisekė. Ir dabar mes jau išvažiuosim ir įvažiuosim į tunelį, kuris yra kalne. Visiškai nesimato. Man kaip atrodo. Tai vat imi ir vat tai vat sukasi. Nu, žodžiu. Ir prikolas, skanu. Nėra kažkas įspūdingo, bet tikrai kažkas kitokio.
O Dieve, perėjo tiesiog meškutę per kelią. Viskas, Dianauskai, mes pamatėme mešką. Dabar va tai va visai dar labiau žiūrėsiu. Mums šiandien apskritai kaip stipriai pasisekė, aš dar kartą noriu pasakyti. Ne tik tai, kad visiškai mūsų keliai nėra kamščio. Ne tik tai, kad Balė ežeras buvo matomas, o nebuvo ten debesis, rūkas ir visa kita. Dar ir meškiną pamatėm. Ai, ir apskritai rodė blogus orus, kad ten lis, kad ten debesuota, bla 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 panašiai. Pažiūrėkit, ar jums debesuota? Ar jums lyja? Saulė gražiausiai šviečia, viskas matosi. Šiandien tiesiog yra visiškai nuostabi diena. Tikrai suprantu, kodėl sako vienas gražiausių pasaulyje. Nu, čia mes esam tik pirmoje kelionėje ir čia mums viskas insane atrodo. Bet nu, tikrai sunku pagalvoti, kas galėtų pranokti tokį kelią. O čia bus meška. Oh my god! Antra meška šiam kely. Kokia tu graži! Kokia tu graži! Tau čia reikia kažką komentuot? 2 meškos! Aš jau galvoju, mes nei vienos nepamatysim. Žmonės! Tai palauk, topyk vietos. Minutės nepavažiavom. 3 meška. Точно есть. Где-то точно есть. No. 5 meškutė. O! Numetė jai. Kodėl jai numetė? Negalima maitinti, aiškiai sakė, kad negalima maitinti. Visur ženklai. Kaip žinoti, kad bus tikrai meška? Nes spūstis pasidaro. Žmonės visi sustoja, fotografuoja ir jeigu jau iš tolo matai, kad kažkodėl žmonės neįda, nes čia neįmanoma kamštis, kad būtų visą laiką važiuoja ir tiek. Jei matai, kad žmonės stoja, vadinasi meška. O man dar kelio yra važiuot. Gal bus dar? Spėkit kas? 7! Kalnas tikrai ofigienas. Na tai va, pasistatė ir karačiai neleidžia. Ten vanduo, čia va, užtvanka, nu, va, ten tunelis į tokį kalną. Aš buvau biškį nusišnekėjus. Vanduo yra kitokį pusį ir tas vanduo saugo šiltus. Yra vanduo, aš čia užtik ir saugo tą. Kokia durna. Parodyk žiūrovams. Geografijos pamokėlį. Šitas visas vanduo kadaise buvo. Mato tą ryškesnę dryžį. Va tokį va. Tai žodžiu, jisai iki čia buvo. Galvojau, kad filmavau mešką. Žodžiu, 9 mešką radom. Nu, va, po visos kelionės atvažiavome pavalgyti ir užsisakėm 2 nealkoholinius kokteilius. Atrodo labai fainai. Čia su obuoliuku, o čia su apelsinu. Na, o čia mūsų vakarienė. Čia šnicelis su kiauliena, bulvytės, agurkas su pomidoru, šonkauliukai su bulvytėm. Skanaus mums. Žodžiu, saugiai įveikėme ir kelionę, ir restoraną įveikėm, nes buvo ten iššūkis. Eisime miegoti, nes jau tikrai nusikalėm nuo šiandienos gražių vaizdų. Rytoj važiuojame atiduoti ir mašiną, ir praleisti dieną Bukarešte. Visą dieną bus skirta tiesiog Bukareštui. Ir ta poryt, anksti ryte, bus skrydis į Varšuvą. Nu tai ką, sveiki, čia jau kita... Gerai.
Tai ką, sveiki, sveikinuosi su jumis prie parlamento rūmų. Tai yra pats didžiausias pastatas Europoje ir antras visame pasaulyje. Trumpai apie šiandien, kodėl nieko nepamavau, nes tiesiog nebuvo ką. Mes išvarėm iš kambario, nuvažiavome iki Otopeni, atidavėm mašiną, vėl grįžome į mūsų patį pirmą kambariuką, išsikrovėm daiktus, sėdom į autobusą ir atvažiavome štai čia. Atvarėm pavalgyti į vieną užkandinę. Galvojom užsisakėm šnicelį, bet žiūrėkit ką gavom. Kaip kebabą, ten viduje yra iš tikrųjų supjaustytas šnicelis. Mums leido išsirinkti, ką dėti į vidų, koks padažas ir panašiai. Žiauriai, man skanu. Einam. Dabar yra po 5, tai į kiemą įeiti negalima, apskritai ten įeiti dabar negalima, viskas yra uždaryta, bet iš išorės irgi vis tiek atrodo įspūdingai. Tai džiaugiuosi, kad pamatėm, aš labai norėjau čia atvažiuoti, vien šitą pastatą pamatyti. Kiekviena ta detalė matosi labai gražiai. Next gate? Thank you. Galima įeiti. Mums vėl šypsosi sėkmė. Todėl nes pament, kai sakiau, kad viskas uždaryta, jau nebegalima eiti, blablabla ir panašiai. Vienas sargybinis pasakė, atidarytų vartai va ten. Tai va, žodžiu, pasivaikščiojom, kiek galėjom parlamentų rūmų kieme. Tada išėjome kavos. Ir Arnas tada įkalbino mane su Bolt paspirtukais pasivažinėti. Kas nežino, aš labai bijau paspirtukų tų Bolto, man ten per greitai tas stabdis veikia, aš bijau nukristi. Tai va, tai jis mane įkalbino su paspirtukais. Tai aš išrinkau vietą, kur mes važiuosim su paspirtukais. Tai 10 minučių važiavom prie šitos Triumfo arkos. Ir va štai ten yra toksai vienas labai, turėtų būti labai gražus parkas. Man labai patinka tokio tipo laikrodžiai, nes iškart prisimenu šitą sceną. Atėjom į parkelį ir išeinam, nes persigalvojom. Laukiam autobuso ir varysim į viešbutį. Ir čia vienas toks pastebėjimas, kas yra labai smagu. Apskritai, nežinau, čia ganėtinai dažnas pastebėjimas. Kokia čia mašina pravažiavo žiauriai kieta? Aston Martinas, dar vienas. Pastebėjau, kad Rumunijai labai žolė nežalia. Labai išsausėjus, labai daug kur yra tiesiog ant pievos pastatyti purškikliai, kad tiesiog laistyt žolytą, kad bent kažkiek žaliuotų. Nes tikrai atrodo vaikšti ir nesuprantu, kodėl taip gelsva, net negražu. Tai va, bet priešais mane labai gražus vaizdas. Volia. Tai va, žodžiu, baigiu aš čia taukštį. Štai mūsų paskutinė diena čia ir mes iškeliaujam.